Kaip ir kiekvienam žmogui, taip ir bulvėms reikalingi papildai. Beslampinėjant vienam prekybos centre, akį patraukė agrovermikulis. Ir ekologiška, natūrali medžiaga, nekenkia nei augalams, nei aplinka. Turi kalcį, magnį, kalį ir kitų mikroelementų, kurie naudingi augalams. Vermikulis pasislėpė po žemę. Ir širdelė džiaugas, ir bulvelis laimingas. Aišku, būtų buvę daug paprasčiau ir greičiau nupurkšti su kokiom nors cheminėm trąšom. Taip būtų buvę saugiau bulvėm, bet ne žmogau. Pasirinkau saugumą žmogau. Kaip ir kiekvienam žmogui, taip ir bulvėms reikalingi papildai. Beslampinėjant vienam prekybos centre, akį patraukė agrovermikulis. Tai pats geriausias papildas dirvožemio, katras natūraliu būdu išpuren, sudrėkin ir pamaitin dirvą. Užsisakiau internetu 2 maišus po 100 litrų. Tai ir puikia alternatyva auginant be cheminių trąšų, nes agrovermikulis yra ekologiška, natūrali medžiaga, nekenkia nei augalams, nei aplinka. Turi kalcį, magnį, kalį ir kitų mikroelementų, kurie naudingi augalams. Barstymo panaudojau 2 santechnikas vamzdžius, katrus nukreipiau teisę ant vagos viršaus. Primityvia, bet užtat efektinga. Nu va, po barstymo išvaguojau, taip suformavau vėl iš naujo teisingas gražias vagas ir vermikulis pasislėpė po žemėm. Ir širdelė džiaugas, ir bulvelis laimingas. Ir čia tik darbo pradžia. Aišku, būtų buvę daug paprasčiau ir greičiau nupurkšti su kokiom nors cheminėm trąšom. Taip būtų buvę saugiau bulvėm, bet ne žmogau. Pasirinkau saugumą žmogau, negailėdams savo darbą.